sakoma, atsirevanšuoti. Kai važiavau Nemenčinėj, tai išdaužiau paskutiniam rate, važiuoju, žinai, matau vėl į žolę. Pozityvo, geros nuotaikos, ilgiausia istorija turintis Lietuvoje MTB dviračių maratonų taurės apskritai dviračių sporto projektų. Linkėjimai visai vyriškai kompanijai, kuri mina 3 ratus, linkėjimai mūsų ištvermingiausiam damom, kurių šiandien laukia 2 ratų iššūkis. Ir kažkam galbūt apskritai tai pirmas kartas. Tai ir debiutantams kuo geriausios kloties. Taigi starto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sveiki visi susirinkę į varžybų apžvalgą Druskininkuose, tai mtb.lt dviračių maratonų taurė. Pirmas etapas. Druskininkuose važiuoju antrą kartą jau šią trasą. Važiavau praeitais metais, taigi nusprendžiau ir šiais metais dalyvauti, kadangi tai vis dėlto masiškiausios MTB varžybos, renkančios daugiausiai žmonių. Nėra daugiau turbūt Lietuvoje tokių MTB varžybų, kur dalyvautų tiek dalyvių. Tai kas jau įpratę gal matyti MTB Karmos varžybos pas mane kanale, tai šios varžybos šiek tiek kitokios, tai maratonas, tai trasa nebus tiek techniška, tiek ten ir daugiau kilometrų. Tai šiandieną minsime 2 ratus, vieno rato ilgis apie 23 km, tai iš viso bus 46 km ir sukilimo tikrai nedaug, 130 per ratą, tai viso 260. Šiai trasai pasirinkau šiek tiek siauresnės padangas, tai buvo pirmas dalykas, kaip ruošiausi šioms varžyboms. Tai grįžtame tada į trasą greitai, nes jau matau vyksta veiksmas, tai ganėtinai daug apsilenkiau, privažiavau prie 3 ratų grupės dalyvių. Prieki manęs matosi Voltas komandos marškinėliai, tai Aurimas Norgėla iš mano grupės, po dešinę ružavais jums kažkam jau žinomas Rokas Tutlys, taip pat mina 3 ratus. Ir daug laiko nereikėjo susivokti, kad reikėtų laikyti šalia Aurimo Norgėlos iš mano grupės, kadangi čia dauguma yra 3 ratų dalyviai ir stiprus yra Aurimas Norgėla, tai iškart nusprendžiau ir bandyti čia ir važiuoti šalia jo. Na ir tikrai ganėtinai palankiai susiklostė man startas ir gan daug spėjau apsilenkti ir nuvažiuoti gan toli. Na, o čia gan staigus susiaurėjimas, įvažiavimas į mišką, reikia užsimti poziciją. Po dešinę man Orestas, žinomas iš MTB Karmos varžybų, tai užleidžiu jam poziciją šią ir gražiai važiuojam vienbėžių takeliu. Orestas taip pat mina 3 ratus. Na ir parodo tokį šortkutą, sutrumpinimą, viskas tvarkoj, manau čia tikrai legalus. Ir greita atkarpa, dvirtakis, jau reikia čia spausti, taip pat ir apsilenkti lėčiau važiuojančius ir užsimti vėl poziciją, kadangi vėl susiaurėjimas ir vienbėžis. Na ir praplatėja tas kelias į tokį dvivėžį. Pasirenku saugesnę poziciją kairėje, tai visi keičia čia pozicijas dažnai, tai reikia būti atsargiam. Ir tai stabdo, ir šaknų kažkokių pasitaiko. Pozicijos po kol kas dar nepraradau, matome tos pačius dalyvius, tiek priešais, tiek po dešinę. Trasa tikrai greita, daug žvyrkelių, daug dvirtakių tokių, asfalto yra. Vidutinis greitis buvo virš 26 km per valandą. Na ir vėl matome greitesnis ruožas, tai vėl lenkiame kažką. Taip pat bandau neprarasti šios pozicijos ir laikausi Aurimo Norgėlos. Taip pat ir variantas važiuoti šalia Roko Tutlio yra super geras ir tikrai gali būti garantuotas, kad važiuoji greitai. Na, o čia priekyje grupės važiuoja Eimantas Gudiškis, Domas Manikas, Justinas Biekša. Tai tokia kaip neutralizacija, neleidžia niekam aplenkti ir laiko gan mažą tempą. Ar greit paleido, tikrai nelaukia? Ne, visus kartu. Kodėl čia taip yra?
Na ir nuo šio posūkio prasideda lenktynės oficialiai. Eimantas Gudiškis turbūt atsuka čia, kiti stiprus 3 ratų dalyviai ir lenktynės kaip ir prasidėjo. Gerai. Pasijuto čia sujudimas, visi vėl pradėjo ieškoti kažkokių pozicijų, nors nelabai kur čia nulėksi. Geriau nerizikuoju čia, matai. Na ir pirmieji tokie smėlėti mini sukilimai, pasakysiu, tikrai nebuvo čia kažkokių kalnų sudėtingų, bet tokiam tempe tikrai pasijaučia, kai mini į tą smėlėtą kalną. O smėlio tikrai buvo dar daugumoje vietų ir visi bando ieškoti to kietesnio paviršiaus, užvažiuoti, pravažiuoti. Po dešinę matome baltais marškinėliais Airidas Sadauskas, taip pat iš Karmos, Bike Expert. Dar vienas smėlėtas kalniukas, šiek tiek ir su šaknim. Gerai, kol kas jutaus į tos kalniukus, jėgų buvo, tai stengiausi juos kuo greičiau įveikti ir va štai važiuoja Aurimas Nargėla, šiek tiek buvo turbūt atsilikęs, arba važiavo man ant rato ir lekiam toliau. Neblogai čia užtraukė iš tikrųjų, tik spėk laikytis 185 BPM-as, tai varomės čia gerai. Laikyk kardaną, Eimantas Gaiduk, prisijungs prie mūsų grupelės, tai važiuosim dabar 3, Aurimas Nargėla, Eimantas Gaiduk ir aš. Eimantas mina 3 ratus vyrų sporto grupėje V19. Na, sakydamas, kad važiuosim 3, gal klydau, važiuoja ir daugiau čia mūsų grupiai žmonių, va, matome Colibri Cycling, bet kurie dirba, tai ir akcentavau juos Eimantas ir Aurimas, tai ir matysite juos pagrindė dirbančius. Na, čia šiais single trackais artėjame prie maitinimo punkto, tai vanduo energetinis bus paserviruojamas dviračių maratonų taurėje Druskininkuose. Tai klausimas, ar imti vandens, kai turi savo. Aš asmeniškai pasiemu, nes mano vanduo yra saldintas ir kartais šiek tiek noris to paprasto vandens numušti tą saldumą. Varžovas iš galo stebisi, kodėl įsisegiau batą, tai tiesiog užstabdė priekį šiek tiek ir teko įsisekti, kad išlaikyti ligsvarą ant dviračio. Na, šioje dalyje paliktas transportas tikrai gan pavojingai, bet kažkam darbai, kažkam varžybos. Na ir darbuojamės, o kol kas aš dar nesidarbuoju, dirba priekyje Aurimas Nargėla. Šiek tiek turime kontakto, bet išsilaiko ant dviračio, pabrūžina ratą. Aurimas Nargėla tikrai jutosi ir matėsi, kad yra šiandieną ganėtinai pajėgus, bet vis dar stengiuosi jo nepalikti, nors karts nuo karto reikėdavo tikrai jau pakovoti su savimi. Vėl ganėtinai greitas ruožas, kad ir trasa ganėtinai techniškai nesunki, bet tas greitis ir visą laiką reikia palaikyti tą greitį ir būti budriam, kada kur kas vyksta. Štai vyksta keitimas, Eimantas nori pereiti ant rato ir vėl dirba Aurimas Nargėla. Na ir štai atėjo laikas, kad ir man reikės padirbėti. Šitas momentas gan yra slidus, kai išvažiuoji į priekį, svarbiausia nepersistengti. Stengtis išlaikyti savo tempą, nesistengti važiuoti kuo greičiau, nes tokia trasa tikrai jie neatsiliks dabar bent jau pirmame rate. Tai svarbiausia nepersistengti, esant priekyje. Na, ilgai neteko važiuoti, vėl Aurimas šoka į priekį. Ir asfalto atkarpa. Prieš tai dieną prasivažiavau šią trasą, tai
žinau, kaip čia galima greitai į tą posūkį įvažiuoti. Tai išeinu į priekį. Štai ką reiškia šiam sporte svoris. Jaunuolis lengvesnis, tai daug lengviau kalną. Garmina pametė vagų. Na, o čia Aha. pamestas vagų. Nuo asfalto įsukus. Po varžybų pranešiau organizatoriam, tikiuosi rado. O čia girdisi kažkokie riksmai iš galo, tai nesupratau, kas ten vyksta. Gal mėšlungis ar kažkas tokio, turbūt. Galimai trūksta magnio. Šita atkarpa gan smagi, toks kaip pamtrekas, tai smagiai važiuojasi čia ir jeigu žinai trasą, tai gali ir paspausti šioje vietoje. Na ir vėl išvažiuojame tokį greitesnį ruožą, kurių čia tikrai netrūko Druskininkuose. Trasa labai panaši kaip praeitais metais, tik va čia šioje vietoje, man atrodo, yra pakeista. Mes nuvažiavom tiesiai, jeigu gerai pamenu. O čia lendam į miškiuką ir trasos pabaigoje lyg yra pakeitimų. Eimantas šauna į priekį, pakeičia, taip pat Aurimas ir aš čia spėjau užsėsti tik tai. Karšta diena buvo Druskininkuose, 25 laipsniai, tai puikus tikrai oras, o greita trasa tikrai neleido mums perkaisti. Staigus posūkis, kuris kiekvieną kartą turbūt sukelia kažkokių sunkumų sportininkam, sunkiai jį pavyksta visada išsukti. Artėjom po biškį prie pirmojo rato finišo, 20 km, dar liko 3. Ir lyg šitas ruožas yra naujas Druskininkų trasoje, bet tiksliai negaliu pasakyti, nes nelabai pamenu, reikia peržiūrėti praeitų metų apžvalgą. Come on. Na, kartais reikia jaunimą paraginti, kai pajauti, kad pradeda atleidinėti, tinginiauti ir štai, va, greitai jisai sureaguoja ir prisivėja tarpą, uždaro. Čia, kiek pamenu, už manęs per galvą mačiau, kad krito, kai pasižiūrėjau atgal, tai jeigu žiūrėsi video, parašyk, kaip ten buvo, ar aš čia buvau kaltas ar kas. Skubam labai skubam į tą pirmojo rato finišą, bet mūsų laukia dar vienas toks pat ratas. Ačiū mano komandos nariai Živilei Kavaliauskienei už puikias nuotraukas, tai jas galite rasti Facebook paskyroje mtb.lt dviračių maratonų taurė. Na ir išvažiuojame į finišo tiesiąją. Pirmo rato finišas jau ten prieki, kaip ir matosi. Po griūties tenais iš galo, kur minėjau, tai likome čia 3 jau, Eimantas, Aurimas ir aš. Reikia pasipildyti vandens. Ačiū, myliu. Sėkmingai perduota gertuvė, ačiū. 130 numeris. Įvykė jau pirmą distancijos ratą iš 2. Na ir čia išgirstame pranešėjo, kad 130 numeris įveikė pirmąjį ratą iš 2. Mūsų grupės atstovas, tai reiškia, kad aš dabar važiuoju 2, Aurimas 3. Tai reikėjo greitai apdoroti šią informaciją, suvokti, kad važiuojame dėl podiumo. Šis tas vienas ten? Davai padirbam ir pasitraukim. Padirbam, reikia prisidėti. Na, tai suprato ir Aurimas. Tai prasideda strategijos, padirbam, dasitraukiam prie to pirmojo dalyvio.
Na, atsisuku atgal, paprašau Eimanto, kad dabar jis pakeistų ir viskas, jo nebėra. Nuleidęs galvą, sako ne. Turbūt persirbo pirmam rate ar šiaip ne jo diena. Nuo to pirmojo dalyvio tai beveik mes ir net nematėm. Tai net nelabai aišku, kiek jis toli yra. Dviese likom. Na ir likome dviese, pranešu tai Aurimui, sako tiesiog dirbam. Na ir prasideda tas mūsų darbas. Aurimas tikrai daugiau jėgų turėjo ir jutosi tai, kai pakeisdavo mane ir gan ilgesnis jo darbas būdavo negu mano. Tai tikrai jisai buvo vertas davažiuoti iki to pirmojo dalyvio ir tai stengiamės dabar padaryti. Čia tas Šilališkis? Aha. Pakeičiam. Dažniau pakeičiam. Mes pastebime tą pirmąjį dalyvį, tai yra Donatas Petrauskas, Šilalės Cycling Team. Tikrai jau nebetoli ir atiduodu Max, kad tik jį prisivyti. Viskas, prisitraukiam prie pirmos vietos. Donatas pirmas, Aurimas antras, aš trečias. Na, tikrai didelė intriga, bet ir tuo pačiu suvokiu, kad dabar tai kova, jau kiekvienas už save. Šioje vietoje kaip ir apsilenkiu Donatą ir esu antras. Na ir vėl matytos trasos vietos, smėlėtas kalniukas, sunkiai važiuojamas dėl gausiai jame esančio smėlio. Šiek tiek kontakto posūkiuose, bet viskas tvarkoj, situacija valdoma. Ir pastebiu, kad pradėjo tolti Aurimas. Ir štai šauna Donatas, o man kaip ir nieko gero. Pasijuto pasiekmes to prisitraukimo. Tai šioje vietoje kenčiu, labai kenčiu, kovoju su savim ir vėl kalniukas ir vėl nelabai man kažko bevažiuoja. Pradedu stresuoti, nervuotis. Negaliu aš palikti jų, taip leisti nuvažiuoti. Vienas iš sunkesnių tokių momentų. Na ir šis žolės toks laukas pilnas kupstų ir nelygus tikrai nepadeda važiuoti greičiau. Ir privažiuojam maitinimo punktą. Matos, koks tarpas yra dabar tarp manęs ir jų. Vandenį jau pilu ant savęs, pat ir atsigaivinu šiek tiek, bet priekinė grupė vis dar tolsta. Na ir man jau čia beveik nebematyti tos grupės, tai yra kita užduotis - išlaikyti tempą. Kaip išlaikyti tempą? Tiesiog stebiu savo širdies ritmą ir neleidžiu jam nukristi mažiau 175. Tai taip kažkaip sugalvojau išlaikyti tą tempą, kadangi jeigu prarasiu tempą, mane tikrai kažkas prisivys, dažniausiai taip ir būna, kai lieki vienas, o kad prisivytų tikrai nenorėjau, nes maždaug įsivaizdavau, kad važiuoju trečias, nebuvau 100% užtikrintas, bet jeigu važiuoju trečias, tai tikrai nebūtų gerai, kad kažkas mane aplenktų. Tai paskutinius kilometrus tenka įveikinėti su šia mintim, kad tik niekas neprisivytų. Smagiai single trackai.
tai galima sakyti 39 km, liko apie 7 km iki finišo, iki 2 ratų finišo. Minu, primenu, 2 ratus, tai šie kilometrai itin svarbus šiuo metu. Na ir išgirstu, kad turiu kompanijas. Pasižiūrėjęs atgal, pamatau, kad tai minimum 5 dviratininkai iš galo. Vienas iš jų išvažiuoja į priekį ir matau, kad tai 3 ratų distancija, numeris ant galo. Bet dar kokie 4 yra iš galo ir iš jų tikrai gali būti kažkas iš mano grupės 2 ratų mėgėjų grupės. Kad taip bus, tai yra tikrai nemažas procentas. Šis dalyvis taip pat žvalgosi atgal, tai reiškia, kad gal ir jo konkurentai čia važiuoja už manęs. Ir vos neklystų šiame posūkyje, slysta priekinis ratas, bet sugebu išvaldyti dviratį ir viskas tvarkoje. Ir 4 km iki finišo, greita atkarpa, kur yra paskui staigus posūkis, kuriame, kaip minėjau, dažnai klysta. Sustabdom ir šį kartą, kažkaip neišeina šio posūkio taip išvažiuoti normaliai. Na ir vėl tokia sudėtingesnė atkarpa, nebedaug liko iki finišo, bet važiuoju priekyje ir suprantu, kad tai nėra pati saugiausia pozicija važiuoti į finišą, nes iš galo man gali kalti sprintą ant rato sėdintis, tai kaip ir būtų nelabai palankus scenarijus. Sargiai! Na, čia tikriausiai laisvalaikio ar vaikų grupės atstovai pasitraukia, įspėjus juos. Važiuoju paskutinius kilometrus ir jau girdisi varžybų vedėjo balsas. Ir jis kelia šiek tiek tokį jaudulį. Grupėje vis dar važiuoju pirmas ir šiek tiek numečiau tempą, kad pasilikti jėgų sprintui, jeigu jo prireiktų. Na ir išvažiuojame į tą tiesėje. Priešinis vėjas buvo į tą pusę važiuojant. Tai bandysiu jau pradėti žvalgytis, kas ten yra man iš galo, ar negausiu sprinto. Palaikymas sako, kad jau teks sprintuoti. Tai po biškį didinu tempą, žvalgaus atgal, niekas kaip ir dar nelenkia. Dar kartą pasižvalgau ir nutariu, kad viskas dėl viso pikto kalu šiokį tokį sprintą ir finišuoju. Pagal finišą nereikia dar atvaro. Lukas Arvydas. Na ir ką, finišuoju mtb.lt dviračių maratonų taurėje. Pirmame etape Druskininkuose 3 vieta. Podiumas, už manęs važiavę dalyviai buvo visi 3 ratų, dabar juos pamatysit pravažiuojant. Per reikalą stresavau. Tai Aurimas Norgela laimėjo 1 vietą. Dar net sugebėjo užvažiuoti beveik visas 2 minutės, kas yra tikrai daug. Tai tikrai jis buvo to vertas, buvo stipresnis. Na, o aš tikrai patenkintas taip pat savo rezultatu. Tai pirmas podiumas tokiuose varžybose didesnio masto. Antras podiumas šiais metais, vienas buvo vasario mėnesį žiemos varžybose Karmoje. Tai tikrai smagu kažko pasiekti, įdedant į tai darbo, gauti rezultatą kažkokį. Na, taip pat norėčiau padėkoti ir savo palaikymui ištikimam, be kurio turbūt ir nebūtų tų podiumų. Man atrodo, tu trečias. Gali būti. Na ir taip pat ačiū savo komandai, su kuria treniruojamės. Taip pat ačiū Živiliai Kavaliauskiniai už nuotraukas. Na ir ką, ne mažesnė padėka ir jums žiūrovai, kad stebite ir palaikote
Taigi iki kitų kartų, o iš jūs palieku pasižiūrėti apdovanojimų. Mėgėjų įskaitoje 3 Lukas Tarvydas, Bigko Velo Šauliai. Antras Donatas Petrauskas, Šilelio Cycling Team. Ir tarp mėgėjų nugalėtojas yra Aurimas Norgėla, Valtas Madaris Team.